Šeštas skyrius. Pėsčiųjų pareigos. Pėstieji privalo judėti šaligatviais, pėsčiųjų takais arba pėsčiųjų ir dviračių takais, pėstiesiems skirtą pusę, o ten, kur jų nėra, kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, pėsčiųjų ir dviračių tako, kelkraščio nėra arba jais judėti nėra galimybės, leidžiama judėti viena eilė važiuojamosios dalies pakraščiu. Kelkraščių arba važiuojamosios dalies pakraščių judantis arba kelkraščių riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais be variklio važiuojantis pėstieji turi judėti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį. Asmenys, kurie kelkraščių arba važiuojamosios dalies pakraščiu važiuoja asmens su negale vežimėliu, vedasi motociklą, mopedą, dviratį, motorinį dviratį, elektrinę mikrojudumo priemonę, traukia, stumia, rogutes ar vežimėlį, privalo judėti tik viena eilė ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Organizuotai pėsčiųjų grupiai eiti važiuojamąją dalimi leidžiama kolona ne daugiau kaip 4 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys, vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupiai eiti važiuojamąją dalimi draudžiama. Organizuota pėsčiųjų grupė, kurią sudaro vaikai iki 16 metų, lydima ne mažiau kaip 2 lydinčių asmenų, vesti leidžiama tik šaligatviu, pėsčiųjų taku arba pėsčiųjų ir dviračių taku, pėstiesiems skirtą pusę, o ten, kur jų nėra, ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu, kai matomumas geras, nedaugiau kaip 2 eilėmis prieš transporto priemonių judėjimo kryptį, kai tai saugu. Lydintys asmenys turi eiti kolonos priekyje ir gale ir vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Rekomenduojama ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais vilkėti visiems kelkraščiu einantiems organizuotos grupės vaikams. Pėstieji, judėdami neapšviestų kelkraščių arba važiuojamosios dalies pakraščių arba ten stovėdami tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo turėti šviečiantį kitiems eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas, stumiamas, platesnis kaip 1 metro vežimėlis turi būti su atšvaitais. Kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti, judėti, tik pėsčiųjų, taip pat požeminėmis ir esančiomis virš kelio, perėjomis, o kur jų nėra, sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Pėstieji neturi peržengti pėsčiųjų perėjos ribų. Kai matomumo zonoje pėsčiųjų perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti, judėti, stačiu kampu į abi pusės gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti, judėti, saugu. Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami, judėdami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį kitiems eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji privalo vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų simboliu, o kai jų nėra, transporto šviesoforų signalais. Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu. Pėstieji, prieš įžengdami į važiuojamąją dalį ir eidami ją, turi vengti bet kokių veiksmų, naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis ir panašiai, kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos kelyje stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu. Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti. Nespėjusieji pereiti važiuojamosios dalies turi stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Baigti eiti per važiuojamąją dalį galima tik įsitikinus, kad eiti saugu. Užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn, pėstieji, atsižvelgdami į tai, kurioje važiuojamojoje dalyje jie yra, privalo baigti pereiti ją arba sustoti saugumo salelėje. Artėjant specialiai transporto priemoniai su įjungtais mėlynais ir raudonais, arba tik mėlynais, švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais, pėstieji neturi pradėti eiti per važiuojamąją dalį,
o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti. Pėstiesiems draudžiama judėti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarų, o gyvenvietėse ir ten, kur yra skiriamoji juosta, išskyrus pėsčiųjų perėjas ir sankryžas. Pėstiesiems draudžiama judėti automagistrale ar greitkeliu. Pėstiesiems draudžiama judėti skiriamąją juostą arba greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu. Pėstiesiems draudžiama išeiti, pajudėti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių. Pėstiesiems draudžiama judėti dviračių takais, išskyrus atvejus, kai reikia pereiti į kitą dviračių tako pusę arba kai kelyje nėra šaligatvio ar pėsčiųjų tako ir šiais atvejais nebus trukdoma dviratininkų eismui. Pėstiesiems draudžiama pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo. Pėstiesiems draudžiama judėti dviračių juostomis, išskyrus atvejus, kai reikia pereiti į kitą dviračių juostos pusę ir nebus trukdoma dviratininkų eismui. Pėstiesiems draudžiama važiuoti riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais be variklio važiuojamąją dalimi, išskyrus gyvenamąją zoną. Pėstiesiems draudžiama judėti dviračių pervažomis.